Tai pasaulis konkuruoja ir Europa konkuruoja ir Europa yra 10% problemos pasaulio ir Europa negali visų problemų išspręsti viena. Trumpalaikė egzistencinė grėsmė visą laiką nusvers kažkokią tai ilgalaikę. Vieškelius dabar asfaltuos iš klimato kaitos pinigų vietoj to, kad paremtų tūkstančius Lietuvos namų su šilumos siurbliais ir saulės jėgainėm. Tai klimato kaita bus didžiausia 21 amžiaus problema. Ir dabar atrodo, kad jau nebe, nes mes turim kitų problemų. Tavęs nesuerzino iki galo. Bet jeigu pradės erzinti iki galo, kad jau matysis destrukcija, tada sukils visuomenė. Sureikšminkim – Liberalų sąjūdžio tinklalaidė, kurioje atskiriame faktus nuo politinio triukšmo. Pokalbiai su politikais ir savo reikalo žinovais. Aktualiai, racionaliai, liberaliai. Sveiki įsijungusiai Liberalų sąjūdžio tinklalaidę Sureikšminkim. Ir šį kartą sureikšminsim aš Marijus Gailius ir Simonas Gentvilas. Pakvietėm malonų svečią Silvestrą Dikčių ir sureikšminsim šį kartą tokią į antrą planą tarytum pasitraukusią temą. Kaip aš sakau, kultūra vėl sugrįžo į politiką ir keliu klausimą, kada vėl sugrįž klimatas, klimato kaita, klimato krizė. Atrodo, visas kitas politinės nustelbė po pandemijos, karantinas buvo ar ne, nustelbdavo visą kitą, dabar jau 3 metai nustelbė karas, bet norisi sugrįžti prie tikrai svarbaus klausimo tiek mums, tiek visam pasauliu klimato krizės. Ir grįžtu prie šito klausimo atsimindamas vieną svarbiausių įvykių, mano supratimu, šitame amžiuje, politiškai svarbaus įvykio, tai yra Paryžiaus klimato susitarimo, kuriam yra lygiai 10 metų. Tai tokia nedidelė iškilmė, tos iškilmės proga mes ir susitinkame. Tai labas, malonūs svečiai ir hostai, dalyviai. Aš pradėčiau Silvestro ištarą LRT portale, pasitikdamas Paryžiaus klimato konferencijos susitarimą. Jis jau parašė tekstą, spalio pabaigoje atrodo, tokiais žodžiais sakydamas: prieš 10 metų žmonija metaforiškai susikibo už rankų, apkabino žemelę lyg kokiame globaliame Baltijos kelyje. Šitaip įvardina klimato susitarimą Silvestras. Silvestrai, 10 metų praėjo. Kaip pats save atsimeni prieš 10 metų? Koks buvai tada aplinkosaugoje? Dabar esi vienas svarbiausių balsų, kalbančių apie klimatą ir kitom aplinkosauginiam temom. Koks buvai tada? Nebuvau apskritai tada aplinkosaugoje. Buvau pagal profesiją esu klimatologas, bet tuo metu nedirbau, 8 metų pertrauką turėjau, apskritai kitose srityse veikiau. Visą laiką domėjausi, aišku, tą temą. Aš atsimenu Paryžiaus susitarimas, kai buvo priimtas, nes studijuojant labai vis tiek įskiepė tą domėjimas ir tą problematiką pačią, bet pačioje aplinkosaugoje, buvau pareigingas pilietis, rūšiavau šiukšles, nemažai vaikščiojau mieste, turėjau automobilį dyzelinį, toks lietuvis normalus buvo. Aš tai save atsimenu prieš 10 metų Paryžiuje, su visais midų gėriau, šokau protestuose ir bandydavau užsukti į diplomatų koridorius, kur ten praleisdavo mane kaip freelancerį žurnalistą tuo metu. Savo ištekliais beje važiavau, nes man atrodė, tai labai svarbus įvykis, turbūt iš naivumo šiek tiek, kuris atrodo išgelbės pasaulį, nes ir pavyko ten diplomatų pastangomis pasirašyti labai neblogą dokumentą. Dar apie jį ir pakalbėsim, apie tą rodiklį tame dokumente nustatytą, bet tą patį klausimą ir Simonai norėčiau adresuoti. 10 metų praėjo, dabar esi 3 kadencijos Seimo narys, tuomet buvo, skaičiuokim, 2 metai politikoje. Koks tada Simonas buvo aplinkos... Aš tada dar Seime nebuvau, jo. Ne. Aš 16 išrinktas, 15 kopas. Bet aš prieš tai esu buvęs nepavykusiam Kopenhagoje studijavau ir Kopenhagoje... 2009-ieji. Jo, ir turėjo tenai įvykti tas didysis susitarimas, nes, ir mačiau tą nusivylimą, dalyvau diskusijose, buvau studentas ir, kažkaip atėjau ir mačiau, kaip, nepavyko. Bet jeigu tuos kopus žiūrėti, tai Kopas tai žiūrovams, kaip čia išversti... Conference on Parties, labai nepatogiai verčiasi. Tiesiog konferencija, ar ne? Bet tai, danai, prancūzai, jie realiai stengiasi. Ir, realiai rodė lyderystę, o po to nuslydo viskas į tokį masinį suvažiavimą, naftos šalis tenai pradėjo, organizuoti, žiauriai neautentiškai ir dabar vėl kopas grįžta į Braziliją. Tai brazilai,
turi jie ką papasakoti patys ir jie turi ir savo ekonomiką apvertę, ir energetiką apvertę. Nu, žinai, yra vilčių, bet... Dabar turi palyginti normalų prezidentą. Žinok, kažkada dirbant ministru buvau Dubajuje ir sutikau Brazilijos viceprezidentą, Bolsonaro viceprezidentą, kuris pats kilęs iš Amazonių regiono ir sako, jūs turtingasis pasaulis, jūs turite mums mokėti po 10 milijardų dolerių per metus, kad mes netirstumėm atogražų miškų. Tenai buvo apie dylus, žinai, laikai. Dabar, grįžo Lula, grįžo tenai jo tas žymioji tenai aplinkos ministrė, tai, yra vilties, bet žinai, pasaulyje nusprendžia Amerika ir Kinija kol kas. Ja. Aš priminsiu, 2015 metai, jau atsimenu patį kaip politiką, nes paties einančio į Seimo politinė darbotvarkė žalioji programa buvo ypač svarbi, be to dar buvo pažangi. Ir tiems laikams palyginus itin pažangi. Ir iš tikrųjų, Silvestrai, ar nėra taip, kad ir iškovotas paskutinė akimirka, well below 2, gerokai žemiau negu 2 laipsnių ir 1,5 laipsnio, čia toksai siekis, tai yra temperatūros, ar ne, kilimas palyginus su prieš industriniu laikotarpiu, tai irgi buvo pažangus siekis, bet 10 metų praėjo ir ką mes dabar turime? Ir aš pacituosiu Antonijo Guteresą, Jungtinių tautų generalinį direktorių. Jisai sakė, kad praradome šį tikslą. Bet ir Lietuvoje Silvestras Dikčius neseniai pareiškė, laikas pamiršti 1,5 laipsnio. Kaip jūs abudu interpretuojate šitą viso pasaulio konsensusų pasiektą siekį? Na, aš tai parašiau, nes nėra, kad pats tai paėmiau ir nusprendžiau. Vis tiek stebiu, kas vyksta pasaulyje. Tai Antonijo Guteres irgi, ne pats sugalvojo. Jisai mato, ką kalba klimatologai. Aš matau, ką kalba klimatologai pasaulyje, ką kalba klimatologai Lietuvoje. Kokia tarptautinė politika vyksta ir kokioje mes situacijoje esame. Tai tas 1,5 laipsnio, jisai nereiškia, kad jau peržengtas, nors mes turėjom 2 metus iš eilės 1,5 laipsnio ribą, bet tai dar netapo klimato norma. Dar Žemės vidutinė temperatūra klimatiškai nėra 1,5 laipsnio. Šiais metais turbūt turėsim mažesnę temperatūrą. Tikėtina, kad pasieksim tą 1,5 laipsnio dar po kokių 10-12 metų. Jau jinai taps klimato norma, nes bus dabar turbūt eilė metų, tas klimatas globalusis svyruoja. Tai taip, prieš 10 metų tai jau atrodė ambicingas tikslas iš esmės, nes buvo likę labai jau nebedaug iki to ir po to, kai metai vyko tie kopai, kai buvo likę kokie 5 metai iki dabar, 5 metai po Paryžiaus susitarimo, tai toks jau tada kilo klausimas, tai kad nelabai čia įmanoma, nelabai kas vyksta, nelabai pandemija ten lyg ir sustabdė, bet labai mažai ten tas emisijas. Tai tas, kad nebespėjam, visą laiką kabojo ore, 1,5 laipsnio kaip žinutė labiausiai komunikaciškai ištransliuotas skaičius. Tas 2 laipsniai toks liko pamirštas, nes vis tik tai mes tikėjomės kažkokio tai turbūt didesnės ambicijos iš žmonijos. Žymiai žemiau negu 2 laipsniai, well below. Taip. Bet žiūri, ką tai reiškia? Manau, tas su klaustuku, ar pavyko pasiekti šitą tikslą rodiklį 1,5 laipsnio, jis vis dėlto greičiausiai taps faktu, vertinant viską, kad ir tą patį karą, kur pleškinamos naftos gamyklos ar kitus ekonominius faktorius kitose valstybėse. Ginklavimas jis tikrai nepadeda taršai mažint. Bet, žinai, nereikia to priešinti, bet taip yra. Norėjau paklausti, faktiškai tai reiškia sudie koralams, sakykime, mums Lietuvoje neaktualu, sudie mažosioms salų tautoms arba kai kurioms pakrančių kraštams, valstybėlėms jie bus apsemti. Yra labai daug praktinių implikacijų. O žiūrint politiškai, čia gamtoje praktinių implikacijų ir tam tikrose valstybėse, o kaip žiūrint politiškai, Simonai, tikrai pasaulis nusibrėžė ir pats dalyvavęs ne viename kope. Tai ar nenusvyra rankos kitą kartą žiūrint politiškai? Ne, nenusvyra. Ir Silvestras kaip klimatologas irgi, žinai, aš kai buvau vaikas, nežinau, mums turbūt apie 40, ne čia visiems, tai mane gazdindavo mokykloje apie ozono skylę. Sako, kai tau bus 40, neišeis į lauką, nes bus odos vėžys, nes ozono skylė didėja.
prieš 36 metus Monrealyje susitiko pasaulio aplinkos ministrai ir kiti, jungtinių tautų formatas ir susitarė dėl Monrealio konvencijos dėl aerozolių purškimo ir pakeisti aerozolių ozono sluoksnį ardančias medžiagas. Ir pasaulis laimėjo, praėjo 3-5 metai ir ozono skylė jau siaurėja. Ta prasme. Norėčiau pridėti šiek tiek, nes labai ir atrodė šitas pavyzdys, ozono jis skaitomas kaip toks geriausias pavyzdys aplinkosaugai, kur mes galim kažkaip susimti ir sakyti, nu, čia mes dėl kažkokių lakų nenorim tokių pasiekmių užsitraukti ir kai buvo priimtas Paryžiaus susitarimas, tai ir atrodė bent kuriam laikui tokia ambicija, kad galbūt pavyks, panašiai kažkaip tai prasisukt, bet kadangi problema sudėtingesnė, tai ne taip lengvai išsprendžiama kaip ozono sluoksnis. Bet čia, kai tu klausi, ar žinai, nėra pesimizmo, ne, pasaulio tautos susirinko, dėl kito sluoksnio ir kito chemikalo susitarė, įgyvendino ir pavyko. Bet kaip Silvestras sako, tą problemą, kurią sprendžiame su šiltnamio efektu, jinai yra, kaip čia, nors chemikalas irgi daugialypė labiau. Techniškai vienas, bet jisai iš visur eina, ne tik tai iš purškiklių. Jo, tas pats, pavyzdžiui, tenai prastas kondicionieriaus užpildymas, ne, su freonu, žinai. Ką mes nežinom, jeigu mūsų kondicionierius tenai suskilė, tai, žinai, freono 1 litrų prilygsta, jie ardo jie šiltnamio efektą sukelia taip pat kaip 7-6 tūkstančiai kilometrų dyzelių automobilių. Tai 1 litrų su freonu ir, žinai, 1000 litrų pravažiuotų automobilių, tai ta prasme, čia žymiai didesnis kompleksas problematikos, bet, pasaulis viskas. Technologijos jau yra, jos yra atpigusios ir dabar klausimas, kaip mes greitai investuosim. Čia jau nebėra klausimas ar technologijų. Ir čia mano didysis optimizmas yra, kad technologijos egzistuoja, technologijos atpigo ir dabar klausimas, ar mes sugebėsim jas taip greitai investuoti. Tai klausimas, ar sugebėsime mes čia dabar sureikšminam klimato krizę, nes ir suprantame, kad yra reikšmingesnių temų. Karas mums yra reikšmingesnė tema, kad ir kaip žiūrėsi. Ir pasitraukia tada kiti tokie globalūs iššūkiai į antrą planą, mes neturime tiek jėgų. O gal taip ir turi būti, gal taip ir yra, nes yra svarbesnių temų. Man taip visą laiką atrodo, kiek aš stebėdavau seniau, tiesiog kaip stebėtojas, ta klimato kaitos komunikacija, kas su to vyksta, vėliau jau pats kaip komunikatorius, tai problema yra taip išsitempus laikė, kad negalime laikyti fokuso į ją visą laiką. Lyg ir turėtume, nelaikydami fokuso į ją, spręsdami visus kitus klausimus, ją taip pat spręsti, bet pasirodo, kad multitasking taip smarkiai mes nemokam. Iš esmės, jeigu viena problema, tai tvarkom šitą, kuri, iš esmės, trumpalaikė egzistencinė grėsmė visą laiką nusvers kažkokią tai ilgalaikę. Apskritai, iš evoliucinės psichologijos pusės žiūrint, mes nemokam spręsti tokių problemų ilgalaikiškų kaip klimato kaita, nes mūsų protėviai savanoje rinko uogas, kas jiems buvo svarbu, tai dabar. Ir mums yra vis laikas svarbi ta dabartis, konceptualiai mes galim suvokti laiko išsiplėtimą, kažkokių tai grėsmių ateimą per laiką, bet mes vis tiek sprendžiam dabarties problemas. Kai iki pandemijos labai daug tokių būdavo, frazė ar kažkoks teiginys, kuris išeidavo iš politinių institucijų ar iš ekonomistų, kad štai klimato kaita bus didžiausia 21 amžiaus problema. Ir dabar atrodo, kad jau nebe, nes mes turim kitų problemų. Tai 2050-aisiais mes tikrai nebekalbėsim apie dabartinį karą, nebekalbėsim apie kažkokią tai politiką dabartinę Jungtinių valstijų ar kitų tautų. Klimato kaitą mes vis tiek kalbėsim. Tai laižysimės. Dydis, jisai, reiškia, nuo to nesumažėja, kad tam tikrais etapais mes sprendžiam kitus klausimus, kurie dabar yra egzistenciškai svarbus. Bet ta problema tokia, dėl to ir bjauri tokia, jinai, kiek galima apie tai kalbėti? Dalį žmonių, kurie su to nesusiję. Kaip tau, tu esi, žinai, viešas žmogus, kiek tave jauti visuomenėje kalbina ir, mūsų politikus, tai mes pagal visuomenės aktualijas dažnai einam, bet tu kaip to profilio žmogus. Aš labai jaučiu bangavimą tokį. Tas bangavimas iš esmės vyksta net ir metuose, kai yra
du laikotarpiai, kai tampa nebeaktualu klimatas, ekologija, sustainability, tai yra kalėdinis laikas. Dabar lapkričio pabaiga, tai gruodį aš paprastai išeinu kūrybinio atostogų arba veikiu kažkokius kitus darbus. Taip, kuriu kažkokias tai ten laidas, kurios nebūtinai su ekologija susiję. Tada sausį vėl viskas važiuoja ir vasarą be abejo vėl mes norim pramogauti. Nebeįdomu, tai metuose toks ciklas yra ir be abejo, kad tiek pandemija, tiek karas tą dėmesį labai stipriai paėmė. Aš pats rašau tekstus į portalą LRT.lt, kai prasidėjo karas, neparašiau nei vieno teksto, man atrodo, 9 mėnesius. Aš negalėjau apie tai rašyti, koks klimatas man pačiam kaip žmogui, negalėjau aš galvoti apie tą klimato problematiką ir man atrodo tokia, dabar ne tai yra. Redaktorius pyko, atsimenu, sakė, tai kada straipsnis bus, sakau, negaliu, man tiesiog nesirašo. Suprantama. Panašiai kaip aš po karo nuvažiavau į pirmą kopą Egipte, Šarm el Šeiche. Ir ten nebuvo apie klimatą niekas šnekėjo, visi šnekėjo apie maisto saugumą, nes sudilo kainos, užsidarė trąšos, maisto kainos ir visas tas neturtingasis pasaulis pradėjo kalbėti apie net ne karą, o maisto kainas ir neprieinamumą, žinai, jų tenai ir subsidijuoti Egipte duonos įsigijimą ir taip toliau. Jam karas nebuvo svarbu, bet jie, žinai, galvoja visiškai apie kitus. Ir techniškai klimato krizė dar didesnius maisto trūkumus sukels ateityje. Klimato krizė veikia kaip akceleratorius. Čia ką sudėtinga dažnai tai plačiai publikai suprasti, nes mes galvojam tik tai apie laipsnius, temperatūrą, karštą, šaltą, audra, vėjas, sausra. Tokie paprasti gamtiniai dalykai. Tai aišku, kad tai veikia kaip akceleratorius. Ten, kur yra kažkokių tai problemų, jinai ateina, tada tas klimatas spaudžia dar labiau ir ta votis ten išsprogsta iš esmės dar labiau. Nors Lietuvos ūkininkai pagal statistiką augins didesnių derlių. Tai pernai, šių metų vasarą, ne pernai, labai skundėmės, daug kas skundėsi, atrodo, kad siaubinga vasara, kaip kažkas juokavo, jeigu pridėtume 10 balų prie vasaros, tai vasara būtų 10 balų. Tai, žodžiu, bet aš mačiau, kad ūkininkai grūdus degina kaip tiesiog šildymui, nes yra perteklius, tai reiškia, kad nebuvo ūkininkams. Ne, tai rekordinis derlius, bet grūdų supirkimo kainos 10 metų žemumose. O sąnaudos jiems pakyla. Tai žodžiu, jų pas juos raudonuoja, iš tikrųjų, atrodo paradoksalu, žinai, derlius rekordinis, bet supirkimo kainos mažos. Ir kainos nekrenta parduotuvės, aš suprantu, kad duonos gaminimas. Tas paradoksalu, kultūra sugrįžo į politiką, dabar klausėme, kodėl klimatas nesugrįžta ir kada sugrįž. Bet kultūra yra, šiuo metu ir naujoji kultūros ministrė kalba apie kultūrą kaip horizontalę poziciją visose viešojo gyvenimo srityse. Tai ką jūs dabar sakote apie valdymą, ar ne? Pavyzdžiui, atveju turime ekonominę situaciją, žemės ūkis ir perteklius, ar ne, ir tuomet kainų smukimas. Ir man tai yra simptomas, akivaizdu, kad klimatas nėra horizontali šitą prasme vertybė, nes tai yra neįskaičiuojama į kitas dalis, nors galbūt turėtų. Dėl ko aš taip klausiu? Šitoji vyriausybė stabdo kuro akcizo augimą, kurį jūsų, Simonai, vyriausybė nustatė, ar ne? Šitoji vyriausybė netgi tokį sugalvojo dalyką, kaip iš klimato kaitos programos, kur yra skirta elementariam higieniniam tikslui apsirūpinti elektromobiliais, šildymo katilai, šildymo siurbliais, inovatyviom, mažiau taršiom priemonėm, subsidijuoti gyventojus ir verslus. Tuos pinigėlius nori atiduoti naftos gamyklos didžiausios Baltijos šalyse, Mažeikiuose, elektros sąskaitoms apmokėti. Tiesa, tavo, Simonai, kritikos ir kitų politikų kritikos dėka atsitraukia nuo šito sprendimo. Bet tada kyla klausimas, aš jau neklausiu, kodėl klimato krizė nėra kaip horizontali sąlyga kitiems politiniams sprendimams, kaip turėtų būti. Aš klausiu elementaraus klausimų, kodėl tai nėra bazinės higienos principas išlaikomas, netgi jeigu tokie paradoksalūs išpratėję sprendimai siūlomi šitoje valdžioje. Aš pakomentuosiu gal ne tiek konkrečiai kalbant apie Lietuvos politikos aktualijas, Simonas gal pasisakys kitaip, bet reikia suprasti, dabartinis būvis globalios politikos yra, didžiulis neigimas ir atsitraukimas. Jungtinės valstijos iš esmės atsitraukia nuo problemos sprendimo. Jos diktuoja toną ir tas tonas diktuojamas ir žmogui, kuris renkasi, ar jam pirkti ten kažkokį taršų automobilį ar netaršų, ar galbūt
nežinau, vaikščioti daugiau. Jisai numoja ranką, sako, nu tai ką man čia stengtis, jeigu jie nieko nedaro. Ir tas tonas per visus sluoksnius jisai eina. Tai aš nenoriu teisinti čia dabartinės vyriausybės, bet spaudimą jaučiam mes visi, kas veikia ekologiniai temoje, ekologiniai visi sprendimai dabar yra kvestionuojami. Ir čia reikia labai daug ir valios žmogiškos, ir politinės valios atstovėtos sprendimus, vėlgi suvokti tą problemos ilgalaikiškumą ir kad nuo jos neatsitraukti, nes taip jau yra demokratijose, kad mes turim rinkiminius ciklus ir ekologinės problemos, kurios tęsiasi dešimtmečius, jas sudėtinga spręsti turint tos 4-5 metų rinkiminius ciklus. Ja, aš sutinku su tavim, kad čia Amerika užduoda toną, tai kaip ir su įvairovės ir tolerancijos temomis, korporacijos didžiausios įsipareigojo tenai, darydavo įvairiausias studijas Amerikoje, tą pačią dieną po Trumpo išrinkimo, ir cenzūrą panaikino, ir tolerancija lygiai taip pat su aplinkosauga. Tai Amerika yra galia didelė ir jinai atsitraukė. Ir kai Donaldas Trumpas pirmoje kadencijoje pirmą dieną išėjo iš Paryžiaus klimato susitarimo, tiksliai. Tai darbas stebėjo simboliškai labai svarbu. Pirmą dieną pasitraukti. Pirmoji Trumpo kadencijai. Dabar jisai tą, kai jau patyręs politikas daro žymiai efektyviau, jis net nebevažiuoja į kopus, jam tai vienoda ir jisai panaikina tenai į Environmental Protection Agency vadovus pastato naftininkus ir taip toliau. Tai pasaulis konkuruoja ir Europa konkuruoja ir Europa yra 10% problemos pasaulio ir Europa negali visų problemų išspręsti viena. Ir kai pasaulyje šiuo metu pradeda Europą pralaimėti konkurenciją, tai natūralu, kad Europos politikai sako, mes nespręsime vienos problemos, jinai yra ilgalaikė ir dėl to tada ir automobilių pramonė ir kita pramonė, sako, kuri daug elektros naudoja, sako, mes turim išlaukti Trumpo nesąmonės 4 metus ir turim pristabdyti žalią kursą. Nes kitaip Europoje, mes tampam nekonkurencingi tarsi. Čia irgi nėra paradoksų, tada ateina kitų flangų Kinija ir vis tiek su žaliosiom technologijom aplenkia ir Europą ir Ameriką. Taip, Europa nesako ne. Pavyzdžiui, Europa praeitą savaitę pasitvirtino, kad 40 metais bus sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, ne 90%, kas buvo planuota, bet 85%. Tai Trumpas jisai iš esmės pasakė, kad nebestabdysiu, augs ir čia nesąmonė. Tai Europa įsipareigoja, bet lėčiau. Ir Europa nesako ne, Europa sako sprendžiam, bet ne taip greitai, nes mes vieni pasaulio nepakeisim. Čia dar tokia jau klimatologinė mėsų replika į šitą dalyką, nes reikia suprasti, kad dabar mes atėjome iki 1,5 laipsnio jau tos ribos ir kuo toliau, to bus šilčiau ir dabar tas šiltėjimas akceleruojasi. Tai artimiausi 10 metų, dar po 20 metų nuo Paryžiaus susitarimo, jie bus dar kitokie, nes reiškia, kad vis didesnė populiacijos žmonių dalis patirs tas klimato pasiekmes. Aš įsivaizduoju, kad jeigu tu esi kur nors Jungtinėse valstijose toks labai polarizuotos visuomenės dalyvis, tu esi neigėjas, bet kuriuo atveju, tai netgi jeigu tavo nuneš uraganas, kokio niekada nebuvo istorijoje namą, tu vis tiek sakysi, tai neš Europos, ten ką nors tokio, bet vis didesnė dalis tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje netgi, ir Jungtinėse valstijose patirs jau labai konkrečiai gamtinės klimato pasiekmes, nes tos visos sudėtingos grandinės, ten maisto tiekimo grandinės žmonės nelabai supranta, kad pas mus kava pabrango dėl to, kad Brazilijoje kažkur dalyje buvo sausra ir dėl to, reiškia, kyla kaina. Šitų grandinių mums labai sudėtinga pagauti, reikia dažnai tiesiog besti pirštų kažkur tai ir tada mes pamatom. Yra labai plačiai naudojama klimato kaitos temoje, čia jau tokio etiniai kalinio dilema. Tai kalinio dilema paimta iš žaidimų teorijos, kur 2 kaliniai padaro kažkokį tai nusikaltimą ir jie abu, jeigu išduos vienas kitą, tai abu sės į kalėjimą, gaus kažkiek tai metų. Jeigu jie, susilaikys nuo išdavystės, gaus turbūt arba iš vis nesės į kalėjimą. Tai labai panašiai vyksta su jų, reiškia, išvada tokia, kad jeigu jie vienas kito neišduos, jie abu gaus naudos, bet jie tikėdamasi didesnės naudos savo išduoda ir tada sėda greičiausiai abu į kalėjimą.
Tai šita kalinio dilema labai tinka klimato kaitai, nes visi tikisi savo naudos valstybės kažkokios tai trumpalaikės. Tai Jungtinės valstijos tikisi kažkokios tai ekonominės naudos, šalis atskiros tikisi ekonominės naudos, kad kiti kažką tai padarys daugiau, bet mes tuo metu tokiais pigiausios energijos būdais skatinsim savo ekonomiką. Ir paradoksas čia yra tame, kad tada, kai mes elgiamės trumpuoju laikotarpiu naudingai savo, ilguoju laikotarpiu, nes klimato kaita turi tą išsitempimą laikę tokį nežmonišką, ilguoju laikotarpiu kenkiam visi savo. Ir dabar mes esam įkalinti vieni kitų, kalinam iš esmės ir, nežinau, kaip individai labai turim skirtingus vartojimo lygius, skirtingos taršos pėdsakus, įmonės turi labai skirtingus taršos pėdsakus, valstybės ir tas įkalinimas jisai tęsis ir niekaip nepavyksta iš jo išeiti. Dabar iš esmės Jungtinės valstijos su savo pasirinkimu įkalino visą planetą abejoti tais sprendimais, kurie šiaip yra sunkus, tai dabar dar sunkiau juos priimti. Bet gal, kaip sakei, gyvenam politiniais ciklais, reikia laukti kitų rinkimų. Kinija negyvena politiniais ciklais. Jo, čia iš tų ekonominių teorijų arba žaidimo teorijų tai yra tas tragedy of the commons. Dažnai ekologijoje naudojama, kai tu žvejyboje, pavyzdžiui, visi bando pagauti kuo daugiau ir staiga išžvejoja visą resursą, žinai, to jūroje arba uždaroje arba atviroje sistemoje ir tada, turi atsirasti kažkoks, aukštesnis reguliavimas, kad visi turėtų žvejybos kvotas, kad kažkas prižiūrėtų žvejybos kvotas Baltijos jūroje, nes, jeigu nereguliuosi, tai bus, visi bandys pasinaudoti ir galvoti, kad kitas, žinai. Tai ir tas jungtinių tautų formatas, jisai silpnas yra. Ir, žinai, dabar, ypač kai Trumpas dar visas laužo tarp valstybinės institucijas, jungtinės tautos iš esmės dabar pinigų turi 8-9 mėnesiam per metus, ta prasme, jos nebefinansuojamos yra. Ir pradedant tenai vakcinomis, baigiant, žinai, klimato kaitai ar kitais. Ir tenai kaip Bilas Geitsas sako, žinai, mes mecenatai nesugebėsim išlaikyti, reikia, kad valstybė susimestų. Tai toks laikotarpis, bet šviesioji pusė yra tame, kad Kinija viskas, jinai sukūrus technologijas ir dabar mes dirbtinai apsisaugome nuo žalėjimo, nes mes Europai suvėlavom. Žiūrėkit, mes Kinijos elektromobiliams uždėjom muitus. Jeigu Europa tikrai nori susitvarkyti savo transportą, tai Europa turėtų sakyti, mes įsileidžiam Kinijos elektromobilius, nes jie yra pigesni ir leistų spręsti problemą. O kodėl mes neįsileidžiam? Dėl to, kad Vokietijos ir Italijos automobilių pramonė, kuri išrado vidaus degimo variklius, nepadarė teisingų žingsnių, dabar bijo bankrutuoti. Europoje dirba automobilių pramonėje 3-4% dirbančiųjų, kurie susiję ir tada gaunas, ta klimato kaitos problema nustumiama dėl to, kad, mums čia bus prasčiau. Bet ir šviesioji pusė yra tamsoje. Čia jūs tokių gražių analogijų pasakėte, galvoju, kokia čia analogija. Be abejo, visi prisimename svilinamos varlės analogiją. Virinamios puodė analogiją, bet Silvestrai tada pabaigai. Gerai, 1,5. Tiesą sakant, aš ir prieš 10 metų nelabai tikėjau, jeigu taip atvirai sakyčiau, nes netrodė realistiška, nes kai tu kiek daug maž supranti skaičius, tai milžiniški turi būti susimažinimai emisijų. Bet dabar turim 2 tada, gerai, 1,5 nepavyko, turime 2 ir turime dabartinės vyriausybės siekį, kuris yra ambicingesnis netgi dabar žiūrint negu Europos komisijos siekis. Šitoje vyriausybėje yra nurodyta klimato neutralumo pasiekti greičiau negu šio amžiaus vidurys 2050 metai. Programoje apskritai ten yra daug tokių fantastinių pasakymų. Dar vienas žodis. Paryžiaus klimato susitarime prieš 10 metų buvo žodis 1,5 laipsnio. Šitoje nacionalinėme dokumente turime kitą žodį, sieksime anksčiau. Ar jums tai atrodo realistiška, ar mes dar vienoje iliuzijoje šito atveju gyvenam? Kadangi laikas yra labai negreitas, tai ne už 1,5 ir net ne kadencijos pabaigoje, tai ten galima įrašyti, ką nori. Ir, tikėti iš esmės tokiais dalykais neverta niekam ir manau, kad rašant tokią programą net neetiška iš esmės. Etiška, bet iš kitos pusės tada tu turi užsidėti
tam laikui, kai tu būsi valdžioje, tai tuos 4 metus labai aiškius tikslus, kad po to, jeigu tu išliksi valdžioje, viskas puiku, jeigu ateis kažkas kitas, kad jis galėtų siekti, kad vyktų tęstinumas. Tai nusimatyt, kad anksčiau kažkaip čia pasieksim, tai yra tiesiog deklaratyvu ir viskas. Nu, aš kažkaip tikiu technologijų atpigimu. Ta prasme, pasaulyje atpigo ir dabar visi ekologija įpratę, kad brangu ekologija, prisitaikymas brandesnis. Bet dabar atsirado viskas technologijos ir tiesiog reikia persėsti į elektromobilius ir taip toliau. Ir man atrodo, mūsų, kokia bebūtų dauguma, bet ji taps pragmatiška. Bet kas neramina, tai Remigijus Žemaitaitis iš principo yra remtas Jozitos ir kuro prekybininkų. Ir matom dabar akcizų pakeitimai ir toliau. Tai čia tas pats kaip su Donaldu Trumpu. Donaldas Trumpas neatstovauja plačios Amerikos visuomenės, nes tai jau technologijos yra atpigusios, bet jisai prisiriša prie senos fosilinės iškastinio kuro. Ir tas pats yra Lietuvoje su Remigijum Žemaitaičiu, kad jisai prisirišęs ir dabar jisai šantažuoja visą, o ateitis jau yra. Ateitis, dabartis yra vėjo energetika, saulės energetika, biomasė ir taip toliau. Ir čia, klausimas, ar nepražiopsos Lietuva. Nes tai pasiekiama. Ta prasme, tai pasiekiama. Tai, ta prasme, Vietnamai, Nepalai, žemesnio išsivystymo šalis greičiau priima tas technologijas, negu Lietuva daro, dėl to, kad mes dirbtinai dar bandom biškį sustabdyti. Tai galima nepraleisti tokių klimato kaitos valdymo įstatymo pataisų, kaip čia norėjo Orlen Lietuvai ir ne iš klimato kaitos programos. Kaip PVZ, arba galima subsidijuoti naftininkai iš klimato kaitos pinigų. Kur tai matytas? Vieškelius dabar asfaltuos iš klimato kaitos pinigų vietoj to, kad paremtų tūkstančius Lietuvos namų su šilumos siurbliais ir saulės jėgainėm. Tai, šita valdžia turi kitus prioritetus, bet ta prasme, kaip mes tam ir čia burbuliuojam, ne? Taip ir burbuliuojam. Tai gerai, paburbuliavom. Ačiū už paburbuliavimą, ačiū už prisiminimą, kas buvo prieš 10 metų ir šiokį tokį žvilgsnį į šio amžiaus vidurį. Gerai, kad nebaigiam, taip sakant, liūdna gaida. Aš galiu istoriją tokią. Gerai, kad ne Maršalo salose gyvenam. Istorija iš gyvenimo. Ir labai tinka tam klausimui, kur pradžioj uždaviai, kaip čia dabar, kad tokia tarsi yra globali didelė problema, bet mes ją pamirštam. Mano sesė dirba užsienio reikalų ministerijoje, jin yra atašė ir važiuoja į rotacijas. Buvo prieš tai Sakartvelė, bet prieš keletą metų išėjo jie su vyru į kalnus. Dviese tokie lietuvaičiai kalnuose nelabai patyrė, su palapine kažkur tai Sakartvelo kalnuose. Ir jau vakaras, jau jie nebegali grįžti ir pamatė meškos pėdsaką. Čia tikra istorija. Baisoka. Pasižiūrėjo, išsigūglino, tikrai meškos pėdsakas. Tai ką jie ten darė, nunešė kažkur maištą, ten paslėpė švilpą su švilpuku, ten daužė puodus, žodžiu, meška buvo tas siaubo šaltinis didžiausias. Ir tada užėjo kalnų audra. Kalnuose būna labai spūdingos perkūnijos. 2 valandas daužė ten perkūniją. Buvo, sakė, labai tikrai baisu, palapiniai sėdėjo, vos nemeldėsi, kad praeitų ta audra. Ir kai praėjo audra, tada buvo toks pliama meška. Tai labai panašiai. Nereikia šitos analogijos, alegorijos, man atrodo, ir išaiškinti. Tik meška gal kitus kontekstus turi, bet iš esmės tai tokia situacija yra. Čia meška Rusija. Taip, bet šiuo atveju galim meškai įsivaizduoti kaip kažkokį, vienas pavojus nustelbė, kuris audra čia šiek tiek grėsmingiau negu meška kažkur ten miškelėje. Ja, bet irgi visiškai pabaigai apie kultūrą pradėjai. Galvoju, Lietuvoje čia daug baltarusių, ukrainiečių, Centrinė Azija, 200 000 Lietuvoje dirbančiųjų iš ne ES šalių. Ir žiūri jie į šitą Lietuvos visuomenę ir galvoja, hebra mitinguoja dėl kultūros. Išsilavinusi šalis, Tai man atrodo, kalbant, jeigu, dėl kultūros galim mitinguoti ir dėl klimato kaitos, nes yra tas poreikis, mes nebebadaujam ir tiesiog reikia gražinti tą į eterį. Tai, man atrodo, yra budinti tema ir nėra taip, kad pamiršta. Tiesiog, kaip kultūra, tavęs nesuerzino iki galo.
Bet jeigu pradės erzinti iki galo, kad jau matysis destrukcija, tada sukils visuomenė. Ir šitą prasme, jeigu dar ieškoma analogijos, kultūra iš atminties paima ir saugo valstybę ateičiai. Nu taip, kultūra yra valstybės nešėja ateičiai, taip pat ir klimatas šitą prasme irgi yra ateities garantija. Klimato krizės suvaldymas, kad nepatirtumėm skriaudų ateityje, apie kurias buvo Silvestras užsiminęs. Ačiū Jums. Tai skaitysim Silvestrą, nenustoto šį. Skaitykit mane. Aš Marijus su Simonu pakalbinom Silvestrą Dikčių. Dėkui, kad klausėtės, dėkui, kad žiūrėjot, ačiū, kad sureikšminat, sureikšminsim ir kitose laidose. Laimingai. Sureikšminkim – Liberalų sąjūdžio tinklalaidė, kurioje atskiriame faktus nuo politinio triukšmo. Pokalbiai su politikais ir savo reikalo žinovais. Aktualiai, racionaliai, liberaliai.